Dievo, stop. Dievo vardas. O kas yra Dievas? Kūrėjas, galima sakyti, visatos ir tiesa. Stop. Iš kur žinios, kad Dievas yra kūrėjas? Jeigu imant iš vieno šaltinio, tai neužtenka. Stop, kokio šaltinio? O mes galime atsakyti klausimą, ar jūs naudojamės nesit mumis? Čia yra nuoseklus išmąstymas ir tikrinimas, todėl viskas atitinka sveiko proto ir logikos reikalavimų. Jeigu jūs nesivadovaujate sveiko proto ir logiką, tada mums nepakeliui. Nu, tai mes ne pas jūs iš tikrųjų ir užsukom, o pas šito... Taigi mes kartu, mes kaip aš šeima. Ne, mes sakom, kodėl yra kūrėjas, nes viską, ką matom gamtoje. Sakot, kad tai liudija šaltinis, taip? Tai, ką matom gamtoje, kaip tai nuostabiai sąveikoja tarpusavyje, tai sakoma, kad kažkas yra toks aukštesnis. Kažkas. Įsivaizduojat, jūs vadovaujatės savoką kažkas. Jūs nežinot kas ir vardinate ką tą kažkas Dievui. Įsivaizduojat, kad tai kūrėjas. Tai buvo įvardinta daug tūkstantmečių prieš mus, tik mes tai... Tai nesvarbu išvis, ten jie galėjo klyst. Mes turim viską tikrinti, kad neklyst. Tiesa yra, Dievas yra tiesa, sako, ne? Todėl mes turim būti labai reiklus. Taip. Taip? Ir mes tyrinėdami Bibliją nustatėm, kad joje nėra netikslumo. Kokie, kas čia per šaltinis Biblija? Biblija tai... Kokie kilmė, kas parašė? Dievo įkvėpti žmonės. Dievo šventosios dvasios. Apie Dievą mes jau kalbėjom. Kas Dievas jūs nežino. Jūs galvojat, spėliojat, kad tai kūrėjas, darot prielaidas, kad jis kažką sukūrė. Kaip jūs patikrinat, kai tai Dievas jūs įkvėpė? Ar jūs tikrinat? Labai tikrinom, atidžiai. Gal tikrinat? Paskui, kokie priemonė? Kaip tikrinat? Pavyzdžiui, tai, kad istoriniai šaltiniai teigia... Šaltiniai, kokie šaltiniai? Kuo jie autentiški, kuo jie pagristi tie šaltiniai? Ką tu randi, pavyzdžiui, archeologijoje, ne? Tai yra jau faktas, kad tai yra tas miestas gyvavo ten, tarkim, atkasa miestą ir tame mieste yra įrodymai, kad jisai buvo miestas, dabar yra užverstas ir jame randami rankraščiai, kurie saugomi Londono muziejui, pavyzdžiui. Ir tai bendro turi su Jehova. Ir tai yra dalys iš Biblijos knygų, kurias mes skaitom šiandien. Bet ten labai daug ir nesąmonį prirašyta Biblijai. Kaip jūs esate, kas sąmonė, kas nesąmonė? Mes suprantat, už tai ir sakom, kad tai tiesa, nes mes tyrinėdami nerandam tų nesąmonį, mes matom patikinimą. Jūs labai nereiklus esat, jūs gal linkę pameluoti savo ir kitiems tada. Jūs neatsakingai labai žiūrit, aš jums galiu pasakyti kitas žinias iš vis. Izraelį vyko ekspedicija. 10 metų. Archeologai, Vokietijos, Izraelio archeologai darė ekspediciją archeologinę, kurios pavadinimas buvo Biblijos pėdsakais. Išvada po 10 metų, žinot kokį? Nerasta nieko, kas liudytų Senojo testamento pasakas. Rasta labai daug ko, kas neigia tas pasakas. Tai paskelbė patys net žydų mokslininkai, išdrįso pasakyti. Matot? Taip, kad šitas jūsų argumentas labai subira, nepatvarus iš jų. Tai kas yra Jehova? Stop, dar sykį, grįžtam prie pirminio klausimo. Kas yra Jehova? Aš tik norėčiau įsiterpti. Kiekvienas žmogus, aš manau ir jūs, žmonės išsilavinę, žmonės paprasti, pamasto, iš kur gyvybė, žmonės, kitos gyvybės formos žemėje atsirado. Visi pamasto. Tai skirtingi žmonės renkasi skirtingus kelius, kaip ieškoti atsakymą, iš kur tie žmonės atsirado. Vieni prieina prie išvados, kad gyvybė evoliucionavo. Jie randa galbūt savo tokių įrodymų, ar ne, kurie juos įtikina. Kiti žmonės dar kažko įsitikina, tai kosmoso teorijom kažkokiam ar dar ko nors. Treti žmonės įsitikina, kad yra už juos galingesnė jėga, asmuo, protas, kuris valdo visus visatos dėsnius, kuria. Tai mes esame tų žmonių, kurie ieškojom atsakymą į tą klausimą. Iš kur žmonės atsirado gyvybė. Ir mes radom įrodymą, kad yra kūrėjas. Tai va, tai kaip mes tų įrodymų radom, tai čia jau kita tema. Bet įsitikinom, kad yra asmuo, kuris rūpinasi žmonėje, kuris ją sukūrė ir kuris per šventą raštą reiškia savo vardą. Gerai, klausykit, gerai, dabar dar kitą klausimą aš jums užduosiu paprastą. Kas esi tu? Mano vardas koks? Kas tu esi? Aš esu žmogus. Ką tai reiškia?
Kaip tai, ką tai reiškia? Nežinai, ką tai reiškia? Tu vartoji žodį, nežinai, kas tu esi, ką tu reiškia? Oi, truputį juokingai klausimai turiu pasakyti. Nu, matai, tu nesugebi net paaiškinti, kas tu esi. Dalis Žodis visuomenės. žmogus, tai jis nieko nepaktų paaiškinti, kas yra žmogus. Dalis visuomenės. Dar kas dar, nu, dalis visuomenės, kas dar? O aš galiu paklausti, kodėl jūs tą klausimą uždavėt? Atsakymas parodo ką? Aš noriu sužinot, jūs ateinat kalbėt mokymą. Aš noriu sužinot, kiek jums davė tas mokymas, kiek jūs pažengė. Ar jūs jau žinot, kad jūs esat? Ar jūsų mokymas jums paaiškina, kad jūs esat? Nes jeigu tu nežinai, kas tu esi, tai esi pasmerktas klyst. Supranti? Tu negali protingai ir adekvačiai elgtis, jeigu tu pats nežinai, kas tu esi. Tu būsi pasmerktas daryti klaidas. Nu, tiesa. A jeigu tu klystantis ateini kitus mokinti, tai tu klaidini. Taip, tiesa. Pavyzdžiui, kas yra žmogus, kokia jo funkcija čia žemėje. Tai mes kiekvienas jaučiam, kas yra žmonės, tai mes gyvename, žinom, ką reiškia gyventi būti žmogum. Bet kokia yra žmogaus funkcija šito žemės? Vėlgi, jeigu yra kūrėjas, darant tą prielaidą... Kur ištraukia, apie kūrėją kalbam, jau viskas. Jūs nieko negalite paaiškinti, čia spėlionė visiškai. Tai aš tai duodu prielaidą. Jūs nesuvokit, kas yra kūryba, kaip vyksta kūryba. Žinai, kaip susitarėm? Kaip reikalauja sveikas protas. Jėzus kaip sakė? Jėzus autoritetas ar? Žinoma. Nu tai va, Jėzus sakė, aš esu tiesa. Taip? Sako, kas mane myli mažiau negu žmona ar kas, vanti tam nepažinti tiesos. Tai reiškia, mes turim būti akli tiesos vergai. Suprantis? Ar ne taip? Nu, vergai... Ar gali būti kas nors aukščiau už tiesą? Religija kokia nors gali būti aukščiau už tiesą? Religija? Nu tai žmogus turi žinoti religinę tiesą. Jisai turi žinoti, kaip reikia... Tu nespręsk, tu jau sprendi, jau darai klaidą. Tu nespręsk, ką žmogus turi žinot, nes tu dar nežinai, kas yra žmogus. Tu nežinai, kas yra žmogus, supranti? Aš tik papildysiu, jeigu galima. Prašau, laisvai. Jūs pasakėt, kad Jėzus pasakė, aš esu tiesa. Ir yra dar šventam rašte toliau du žodžiai, kelias ir gyvenimas. Taip, aš esu kelias, durys, aš esu tiesa. Čia yra tas pats principas. Kas eis paskui mane, tiesa, šviesa. Tam ir bus dangaus karalystė, taip pasakė Jėzus. Tai va, tai pirmiausia, aišku, mes pradėjęs, kaip sakyt, sužinoję tiesą iš švento rašto, norime sekti Jėzaus keliu. Klaida, jau mąstymo klaida. Tu negali garantuoti, kad toj knygai parašyta tiesa, negali. Tiesa atpažįsta mane taip. Nesvarbu, kas parašyta ant knygos. Gali rašyti, kad čia labai labai šventas raštas. Ir tai bus labai lengva tave apgauti. Supranti? Gerai, bet paprastas pavyzdys. Tiesa atpažįsta mane taip. Supranti? Kaip atpažįstama tiesa, pasakyti? Aš einu gatve, ne, ir aš, tarkim, perskaičiau vieną tokį pavyzdį, kad kas man gali atsitikti. Nu, įspėjimas buvo. Ar ne? Ir man taip nutinka. Tai ar tai bus tiesa, ar tai dar kažko reikia man netikėti, kad tai buvo tiesa, kas man atsitiko. Prie ko čia dabar? Nu, tai čia gerai, tiesa, patirtis. Tau patirtis paliudėjo, kad tai buvo tiesa. Taip? Bet aš skaičiau teoriją ir aš pritaikiau, ir man tai nutiko praktikui. Tai ar man dar reikia kažkokių daugiau įrodymų? Nu, perskaitai šitam rašte, kas tau nutiks? Taip. Ir jeigu aš gyvensiu vienaip, man nutiks tokios problemos, nes yra pavyzdys kitų gyvenimų. Jeigu aš gyvensiu pagal tai kaip... Čia labai ir galiu pasakyti paprastai, jeigu tu gersi ir rūkysi, tai tu degraduosi, nusirysi, bus blogai su santykiu su žmonėms, supranti? Jeigu sveikai maitinsiesi, nedurniuosi, nepsichuosi, bus dar kitaip. Nu, čia labai paprasta, čia nereikia kažkokių... Jau, tai aš jau skelbiu šventą tiesą gaunasi. Ir tiesa reiškia, tas, kas yra tiesa, tas yra šventa. Biblija, jūsų šventas raštas, kas yra šventa? Žmonės, nuodėmingi, klaidingi žmonės, klystantis. Ar žinot visą nuoseklią istoriją, kaip buvo parašytas vadinamas šventas raštas? Ar žinot? Jo, mes labai tą tyrinėjom, iš tikrųjų. Tyrinėjot, ne? Ar žinot, kiek kartų buvo perrašinėtas? Kiek Vatikanas dirbo prie jo, kiek pripliurtė, kiek ištrynė, žinot? Bet už tai mes bandėm atkurti tai, kas buvo autentiška. Vatikanas netgi Dievo vardą išėmė. Tai jau yra, bet
kai žmonės nori, tai jie randa tą tiesą, aišku. Nu, tai va. Ir jūs jau tiesą radot, įsivaizduoju, taip? Taip, ta tiesa turi veikti žmogaus gyvenimą ir jisai... Tai čia dogma jau kalbė, ar jis klausimą atsakyti, radot tiesą? Be abejo. Все, matai, jūs viskas, jūs jau mirė žmonės. Tiesa yra amžinas judėjimas, amžinas kelias. A jūs įsivaizduoju, kad radot, suprantat? Все, jūs jau priėjot savo ribą, jūs apsiribojat patys save. No, aš tiesiog pradėjau gyventi laimingą gyvenimą. Nu tai klas, seniai, ar tu galvoji, kad tai viskas ribo? Čia yra tik etapas tavo gyvenime. Tai aš bet kada mirsiu, bet aš turiu teisę. Užsirašyt gali, supranti, aš tau pasakysiu, garantuoju, kad tavo gyvenime bus dar didžiulis nuopolis. Tu dar labai ir labai kankinsi. Vieną dieną tu sužinosi, kad tu padarai egzistencinę tragediją. Už tai, kad įstoji į Jehovos sektą. Vieną dieną ateis tai, supranti? Dabar gal tau gerai, tu sėdi euforijai, supranti? Melas, kad ir labai saldus, jisai vis tiek baigėsi tragediją. Tai iš to galiu suprasti, kad manot, kad nėra tiesos absoliučios. Absoliuti tiesa yra absoliuti, supranti? Nedalinė. Žinai, kas yra tiesa? Viskas, kas yra. Kad pažinti tiesą, reikia tapti viskuo. Tiesa yra nedaloma. Nedaloma, neskaidoma. Jinai yra vientisa. Absoliuti reiškia, supranti? Absoliutas negali būti dalomas. Absoliučiam negali būti nieko neabsoliutaus. Tobulam negali būti nieko netobulo. O aš galėčiau, jūsų vieną klausimą. Jūs mums daug uždavėt, bet aš ties vieną klausimą norėčiau užduoti. Ar normalu žmogui yra ieškoti savo būties prasmės? Kodėl jis yra šitoj žemėje? Ar normalu, kad žmogus domisi tuo? Taip, labai gražu, normalu. Bet jeigu tu pasakai, kad tu jau radai iki galo, supranti, jau viskas radau, tu sustoji, supranti? Tu turi visą laiką daleis, kad tu klysti. Tu esi žmogus, ribotų protų ir intelektų. Supranti? Tu turi žinot banalią taisyklę, kad tu gali klysti. Va tada tu būsi apdraustas. Bet jeigu tu jau sakai, kad tu jau radai viskas, čia riba, tai jau yra klaida. Aha, aš tik noriu pasakyti, kad nors mes jaučiamės, kad radom, ta prasme, tą teisingą kelią, kuriuo galima eiti, bet mes nesakom, kad mes jį suradom ir jau patenkinti. Juo reikia eiti. Jau reikia eiti tolyn. Ir tu, kaip jūs sakėt, ir botas intelektas. Tu daleidai, kad tu klysti, daleidai, kad tavo šitas kelias klaidingas. Tai aš sakiau, kad kelią teisingą kelią, tu gali... Ne, tu daleidai, kad tu klysti, kad tu gali klysti, tu daleidai ar ne? Žinoma. Nu tai va, tai reiškia ir šitam pasirinkime tu gali klysti. Aš daleidžiu, kad visuosi pasirinkimuose ir kalbose aš galiu klysti, aš daleidžiu. Aš neparalyžuoju savo protą. Aš leidžiu jam pažinti toliau. Jeigu tu sakai, aš radau, все, tu uždarai savo protą. Viskas, tu daraisi nepažinus. Tu tampi demonų auka. Viskas. Aš suprantu šitą mintį jo, tai galbūt mes truputį išsireiškime tai. Bet aš dar tik norėjau išsiaiškinti, jūs sakėt, kad žmogui yra normalu, natūralu ieškoti savo būties prasmės. Bet, pavyzdžiui, jūs asmeniškai, prie kokios priėjot išvados, iš kur žmogus, žmonės egzistuoja žemėje? Kas jiems davė pradžią? Klausyk. Jo, man įdomus tas klausimas. Aš darau rimtas pamokas, labai didelius mokslus. Tai įdomu. Žinai, kaip yra pasakyti? Sako, tik sūnus gali matyti tėvą. Jeigu žmogus, paprastas žmogus, pamatys tėvą, jis žus. Suprantu, taip. Tai yra, tėvas tai yra metafora. Tai yra išminties ir žinių metafora. Jeigu paprastam žmogui duosi tas aukštasias tiesas, jis įsinešios tiesiog, supranti? Jis išprotės, degraduos, išprotės. Bet tai palaukit, aukštasias tiesas. O kas ištarė tas aukštasias tiesas? Kas jas įformino? Kas jas ištarė? Taip. O kas gali ištart, pasakyk apskritai, kas jas gali ištart? Tai va jūs pasakykit. Aukštoji sąmonė, aukštoji. Jis sako, nieko kito negali būti, kaip tik tai aukštesnė arba žemesnė sąmonė. Tai reiškia, jūs pripažįstat, kad yra kažkokia jėga, ar tai sąmonė, ar tai kažkokia, pas mane nėra žodžių kažkokia. Gerai, tai jūs pripažįstat, kad yra... Aš žinau, aš nesivadovauju tikėjimas, aš vadovauju žinojimais. Gerai. Tai aš norėjau sužinoti, kokia yra jūsų prielaida, ne prielaida, bet jūsų įsitikinimas,
iš kur žemė yra gyvybė žmonės. Kas tai padarė? Pirmą įsiaiškinom, tai gal pabandom įsiaiškinti, kaip jie padaryti tie žmonės. Ar žinai, kaip jie padaryti žmonės? Ne, bet tai aš tai noriu, kad jūs pasakytumėte. Jeigu tu nori pažinti kūrėją, reikia išanalizuoti jo kūrinius. Taip, teisingai. Nes kūrinyje atsispindi kūrėjas. Ir kaip žmogus padarys, kas čia per daiktas yra? Taigi aš tau sakiau, tu žinai, kas tai esi? Kūnas, ta prasme, ne? Prie ko čia kūnas? Kūnas tik tai apdangalas, čia tik vien žmogus turi 7 kūnus. Nu, tai aš tik tą temą apie kūrėją užvedžiau, bandžiau užvesti dėl to, kad asmeniškai mano tyrinėjimai... Atsiprašau, tu nieko nežinai apie kūrėją. Tu nieko apie jį nežinai. Nu, aš nepabaigiu sakyti. Jeigu tu nieko negali apie tai paaiškinti, tu reiškia apie tai nieko nežinai. Aš nepabaigiu sakyti, jūs net neišklausot manęs iki galo. Tu gali pasakyti tai dogmą iš knygos, kurios negali paaiškinti. Ar suprantate, kad nutraukti žmogų nėra mandagu? Ar jūs suprantate, kad nutraukti žmogų nėra mandagu? Aš nepabaigiu sakyti, o jūs jau sakot kažką naujo. Tai man nėra malonu su jumis bendrauti, jūs nutraukinėjat mane pastovi. Nu, čia nemalonumai jau, čia jau skarčias tiesas būna. Gerai, okei, kalbėk. Atsiprašau? Nu, kalbėk, atsiprašau, aš. Nu, tai va, tai aš tik norėjau pasakyti, kad aš asmeniškai tyrinėdamas įvairius įrodymus, tiek Bibliją, čia yra tik vienas šaltinis, tiek kūrinyje, kaip jūs pasakėt, tyrinėdamas įvairius šaltinius, priejau prie tokios išvados, kad gyvybė... Nesakyk įrodymus, šaltinius, nesakyk įrodymus. Nu gerai, tai va, tai priejau prie tokios išvados, kad gyvybė, žmogus, mūsų smegenys, mūsų protas, tai negalėjo atsirasti savaime, ar ne? Nu tai čia yra logiška, kad savaime niekas neatsiras iš energijos, materija kažkokia. Nevartok žodžių, kurių prasmės nežinai. Tu nežinai, ką reiškia energija, materija, tu nežinai dalykų. Nu, aš žinau, aš mokyklą... Nežinai. Aš tau įrodysiu per 5 sekundės, kad tu nežinai. Aš fiziką mokiausi, kiek bendram... Nieko nesupratai, nesupratai. Nu, ačiū labai jums už pokalbį. Tu nežinai, kas yra materija. Tu nenori tiesos. Tu geriau nubėgsi į saldų melą ir... Klausyk, jeigu myli tiesą, atsisiūs, man filmo nors sieną seminarą atsisiūs, jeigu myli tiesą. Ne jehovizmą, ne religiją myli, o tiesą. Aš tai pasakysiu, kad laiko mes nelabai turim. Ar myli tiesą? Žinoma. Nu tai va. Turim užsukti ir pas kitus žmonės, nu tai mes mielai pašnekėtume. Ar tu žinai, kad tu esi kūrėjas? Ar tu žinai, kad tu esi kūrėjas? Bet nėra laiko dabar. Tai va, tai mes... Tau tiesai laiko, tau nėra. Melui tau yra laiko, o tiesai pas tai nėra laiko. Ačiū, kad išklausėt. Ar žinai, su kuo kalbėjai? Ne, mano vardas Nikodemas beje. Nežinau, neprisistatėt, tai nežinau kol kas. Su Buda kalbėjai, Buda. Nu, smagu susipažinti. Nieko tu nepažinai, nieko tu nepamatei. Turėjai ausis ir neišgirdai. Turėjai akis ir nepamatei. Smagu buvo. Dabar kur bėgsi? Kur dabar bėgsi? Paklausęs, kur bėgsi dabar? Pas kaimyną. Bėgsi skleist vėl savo nesukramtytų kalbų. Skleist melą, klaidint sielą. Eis į pragarą už tai. Taip darė Jėzus, tai tiesiog patyrinėti reikia. Jėzus, jūs apie Jėzų nekalbėkite, jūs jo nesuprantate ir nežinot. Nu, geros dienos, ačiū jums už pastangas. Atgailaukit, nusidėjėliai. Ačiū jums už pastangas, kad jūs taip nuoširdžiai rūpinatės. Taip, įkrito grūdai, tikiuosi sudygs anksčiau ar vėliau. Ačiū labai, sėkmės. Čia.